Galima tryse. Ką veikti? Galima tryse čia kažką veikti, jeigu labai norit ir keturiese galima čia veikti. Sveiki, aš Karolina iš Kemperiai 365 ir šiandien jums papasakosiu apie kemperį skirtą romantikams, kuriame ir su kuriuo galite išpildyti visas savo fantazijas. O kodėl romantikams, nes jis skirtas tik tai dviems. Ir tai yra toks kemperis, nei Taivanas, nei tai klasikinis kemperis. Jis yra 6,83 cm ilgis. Tai yra toksai iš trumpesnių. Tada yra 2,12 cm plotis ir 2,75 cm aukštis. Tai toks dviems super. Ir čia yra mūsų vienas iš mėgstamiausių, vienas iš perkamiausių ir labiausiai pasitvirtinusių Adrijos brandų, tai yra Sunliving, ir čia turim C65SL. Visas baltas, balta gulbė. Čia mes turim tokį bazinį variantą, kainą pasakysiu pabaigoj. Jūs galite užsisakant jį komplektuotis pagal save. Tai ką mes čia turim? 58 cm įėjimo duris su centriniu užraktu, su langu. Tada turim per visą kemperį markizę, tai jūs įsivaizduokit, ją čia įsitempsit. Jums visiškai nelis lietus, nei kai norėsite bagažinėti, nei kai laukia vakarot, tai tikrai labai geras variantas. Tai turim bagažinę, į kurią tikrai sudėsi 2-3 dviračius, bagažinė šildoma, tada yra 1-2-3 virtinimo begeliai su žiedais, tai kad jūsų turtas neišsivartytų, apšvietimas, 220 pakrovimas, 12 voltų, tada mes čia turim dar dujų balionų laikymą vietą dviems dujų balionams, bagažinė yra šildoma, galite keliauti ir žiemą. Čia turim labai svarbų dalyką. Ten, kur yra sujungimai, yra Adrijos kemperiuose apsaugota su plienu, kad jūs įsiveždami dviračius, dar kažkokius sunkius daiktus, stumdami vynų dėžes į vidų važiuodami iš Ispanijos, kad nepažeistumėt savo kemperio. Jeigu sumastysi važiuoti slidinėje, tada yra nubėgimai drėgmė, galėsit slidę su sniegu dėti, taip ne jums nubėgs. Visi kampai apsaugoti. Beje, Adrija duoda 10 metų garantiją nuo drėgmės pratekėjimo, tai niekas nėra šiaip savo, viskas yra su mintim, reiškia jų kokybė yra tikrai aukštam levelyje. Čia dar turim tokią laikymo vietą susidėti, tada čia dar viena laikymo vieta. Čia, kad jūsų smulkus daiktai neskraidytų po bagažinėm. Tai man tokios vietos tikrai labai patinka. Nu tikrai virš metro, koks metras, manau, 12 bus. Taip, einam toliau. Toliau turim galinę vaizdo kamerą, kuri jau įeina į bazę, jums nereikia papildomai užsakinėti. Tada standartiškai kolegos lendame po dugnu, žiūrim, ką čia turim. O turim puikiai apdirbtą dugną. Pažiūrėkit, kaip čia viskas yra lygiai. Nėra jokių laidų makaluojančių, visur yra hermetiko privaryta normaliai, kad neitų drėgmė. Mes esam pastebėję tokį dalyką, kai žmonės montuojasi vaizdo kameras, šokius dviračių laikiklius neautorizuotose servisuose, tai paskui pas mus atveža su supuvusiom sienom, nes tiesiog kiti meistrai nemoka, kaip reikia sandarinti kemperių sienų, tai jūs būkit atsargiai. Atrodo, kad sutaupėt pinigus, bet paskui daugiau išleisit. Čia dar du tokie kabiukai jūsų daiktams. Šitos spynos, man patinka, jos tikrai gerai užsisuka, užsitvirtina, nes yra tokios ten. Pažiūrėkit mūsų video apie blogus kemperius, tai žinosit, kokių nepirkt. Švaraus vandens bakas, 120 litrų. Elektros pajungimas, standartinis tualetas su kasetė 19 litrų, tada dizelio bakas 70 litrų ir AdBlue bakas. Taip, nu ką, einam Fordą apžiūrėti. Taip, tai Fordas, automatas, gali būti 130 arklio, gali būti 165 arklio galios, čia jau kaip pasirinksit. Tada vairas su mygtukų valdymais. Šitas Fordas jau toks ganėtinai išmanus, yra ir adaptyvi kruizo kontrolė, ir linijų palaikymas, ir jis šviesas pats perjunginėja, tai toks tikrai komfortabili mašina. Dabar kemperį mes parvežėm iš Adrijos, pravažiavęs yra 1600 km ir vidutinis dizelio suvartojimas yra 8,6 litro. Nu labai geras, kai važiuoja truputį didesni kemperiai, tai jie automatiškai daugiau suvartoja, čia yra puikus kuro suvartojimas, naktinių šviesų asistentas, lango apipūtimas, veidrodėlių šildymas, telefonas veikia jau be laido, galite susikonektinti, tada yra vairuotojo miegojimo arba nemiegojimo stebėjimas. Tai sakyčiau, tokia jau normali mašina. Matote galinę vaizdo kamerą, kuri, kaip ir sakiau, yra baziniai kainoje ir va toks vaizdas matos. Ir čia galim dar prisiartinti, galim pasitolinti. Nu tikrai, Fordas ir Sunlivingas yra labai vertas dėmesio kemperis.
Kemperiuose už tokią kainą jūs nerasite elektrinio nuotekų nuleidimo, ką siūlo Adrias and Livingas, tai jūs paspaudžiat mygtuką tiesiog ir nuotekos pilkas vanduo išbėga, o kai jau išbėgo, tada tiesiog uždarot. Per viduriuką tiesiog laša vandenukas. Tai čia labai vertingas dalykas, kemperistai tikrai vertins. Tai čia mes matom naktinės užuolaidos kaip bazinį variantą. Jeigu jūs norite ne bazinio, tada jo kaina yra apie 800 eurų ir tada jau užsidaro tos žaliuzės ant priekinių langų. Tai yra 2 variantai. Šitas kemperis turi 4 sėdimas vietas, 4 diržus, bet jis neturi nuleidžiamos lovos. Tai va šitoj svetainėje aukštesni žmonės irgi labai komfortabiliai jaučiasi, nes pažiūrėkit, koks lubų aukštis. Jeigu jūs dviesi keliauti, aš manau, kad tai yra puikus variantas, nes, žinot, aš vis girdžiu iš savo klientų, jie sako, mes dviesi keliausim, bet reik tos lovos. O kam jums tos lovos reikia? O kam? Ir jūs negalvokit, kad ten kažkada kažkas prisijungs. Taigi jums to kemperių reikia. Jūs 99% keliausit. Svarbiausia žiūrėti savęs, šitie klientai, jie keliauja dviesi, sako, mums dviesi, kam mums ta lova? Tai aš manau, kad tai buvo labai protingas ir apgalvotas sprendimas. Tai jeigu jums dviese neužteks standartinio stalo, visada jį galima prasiplatinti. Jeigu netikėtai užsuks svečių, tai čia dar jie turi tokią sėdimą vietą. Čia tam svečiui, kuriam norit, kad jis greitai išeitų. O šiaip tai čia geriausia yra, žinot kam. Čia šitam yra skirta kojytėm pasidėti, tikrai ne svečiams. Šitai man labai patinka. Tai dar ką norėjau pasakyti, iš šitos svetainės pasidaro ir 3 miegama vieta, tiesiog stalas nusileidžia ir čia gali miegoti dar 3 žmogus, netoks jau ir didelis, gal sakiau, labiau skirtas vaikiukui. Ir kas man dar patinka ir ką jūs visi žinot, kas man patinka, tai yra spinta. Tu pažiūrėkit, kokia čia spinta. Nerijau, aš noriu šitą kemperį. Čia mano suknelės visos kabo ir mes važiuojam į Prancūzijos kurortus. Man labai fainai, kai yra kemperiuose, kur normaliai susidėt daiktus, o ne kažkaip susimest, ten susigrūs. Tai vat aš kabinamas spintas labai vertinu. Tada čia dar turit spintų susidėt, ilgos su borteliais, kad jūsų daiktai neiškristų. Tada šitas langas yra irgi kaip papildoma opcija su naktiniam žaliuzėm, tinkleliais nuodų. Čia dar galima daiktus savo susidėti ir pamiršti. Čia gali daiktus susidėti ir pamiršti. Ir čia gali susidėti. Tai tokia odinė apdaila, jauki ir labai prabangi, sakyčiau. Duris. Tai čia turim tinklelį nuodų, kaip ir ant visų langų yra tinklelį nuodų, naktinė žaliuzė, čia jau įeina į bazę. Šalia durų yra batų laikymo vieta, bet aš jau čia laikyčiau dar į plius. Yra prapūtimas šilto oro prie durų, tai irgi labai svarbu žiemą, kad jums neitų šaltis į patį kemperį. Čia turim valdymo panelę, trumos valdymo panelę visi jau išmokę esate atmintinai. Tada pačio kemperio panelę, šviesą įjungti, išjungti, pasižiūrėti, kiek yra oro temperatūros, kad pas mus šilta, vandens pompą įsijungti, patį kemperį išjungti, susižiūrėti akumuliatorius, vandenį. Tada dar turim pakrovimą, 220, standartas. Žiūrėkit mūsų video, tai atmintinai viską išmoksit. Virtuvė. Virtuvė šalia durų. Mes čia su klientu nesenai diskutavom, o ko tos virtuvės skiriasi, o kur geriau. Nėra atsakymo, kur geriau, tiesiog trumpesniuose kemperiuose iki 7 metrų. Dažniausiai virtuvės yra šitose pusėse, nes dušas ir tualetas slenkasi į kitą pusę ir jie yra vienoje vietoje, todėl virtuvė atsiduria čia. Ir čia nėra atsakymo, kaip geriau. Mums atrodo, kad čia yra fainiau, nes žmogus, kuris gamina maistą, jis gali bendrauti su išorė, su žmonėm, kurie sėdi prie stalo. Lygiai taip pat ir gerai yra ir kitoje pusėje. Tai čia kaip kam? Pasižiūrim spinteles. Tai turim čia va tokio gylio spintas. Čia turim vieną stalčių, čia turim kitą stalčių, čia dar turim dujų atjungimą. Tai turim šaldytuvą 83 litrų, dometiko iš vienos pusės atsidaro, iš kitos pusės atsidaro. Mes kaip keliavom su kemperiu, kuris turi tokį šaldytuvą, tai mes čia maisto užtekdavom maždaug 3 dienom. Jeigu keliaujat po Ispaniją, visada turėsit šviežios žuvies. 3 degiklių faina viryklė, kadangi iškart susijungia su kriauklė ir jūs viską galite nuvalyti ir į kriauklę ir išplauti. Čia yra žymiai paprasčiau. Labai daug šviesos, nes 1 stoglangis, 2 stoglangis, 3 stoglangis, kiek daug langų, yra toks labai daug erdvės ir šviesos. Lovelė. Lova, tai čia, labai didelė ta lova. Ir taip galim gulėti. Ir galvos nesusidaužyti. Galima 3. Ką veikti? Galima 3 čia kažką veikti, jeigu labai norit ir 4 galima čia veikti. Tikrai didelė lova, 2 metrai, manau, plotis, ilgis, koks 1,90 m. Gali būti viena vientisa lova, jeigu susipykot
ir nebenori 3, nei 4, nei 2, tada galit pasidaryti 2 atskiras lovas ir čia turėti naktinį staliuką. Pasidėti vyno, kavos, nuo nuotaikos, knygos, telefono. Tai čia labai toksai erdvės pojūtis yra, nes aišku, jūs keliaujate 2, kam jums duris, kam jums širmos, esate tik tai 2, atviri, jums nereikia nieko užsidengti ir tų nebuvimų durų, tai duoda labai didelį erdvę. Man faina, man patinka. Man kuo toliau, šiaip tuo labiau patinka Sun Livingai. Žinot, aš šitą kemperį jums galėčiau parduoti, sakyčiau, už kokius 57. Tai tokia ta kaina ir jis yra vertas to su automatu, su 165 arklio galiom, su liuku, su šaldytuvu, su dušu, su tualetu, sakyčiau, su ta medija, su galinė vaizdo kamera. Čia yra puikus dylas. Keliaujant 2, tobula. Marokas, Ispanija, viskas gali būti jūsų. O jeigu nuspręsite iškeliauti toliau, tai čia yra viena laikymo vieta. Tada čia yra tokios lentynos labai gilios, kur galim daug ko susidėti. Ir čia yra dar 2 kabyklas. Arba gali čia pasinaikinti ir neturėti kabyklą, tiesiog lentyną susidėti. Dar čia 2 kabukai. Ir einam į dušą į tualetą. Čia yra tos naujesnis Adrijos dizainas. Tai turim 4 lentynas kosmetikai. Didelis stoglangė. Čia šitą įsikibimą. Iš kam naudosi tam? Taip, kriauklė. Kadangi kemperis trumpesnis, jis toks kompaktiškas, viskas gerai apgalvota, tai dušas ir tualetas yra vienoje erdvėje ir kai jums reikia kriauklės, jūs ją atsidarot. Kai jums nereikia, užsidarot ir tada galite turėti dušą. O dušas yra toksai transformerius. Jis taip užsidaro ir apsaugo, kad jūs neapsitaškytumėt ir neaptaškytumėt tualeto ir visa kita erdvė būtų sausa. Visai gerai pagalvota. Man vietos užtektinai, manau, kad ir jums bus užtektinai. Dušas ir Adrija ką yra sumasčius, kad dušo galą jūs galite atjungti, kad jums netrukdytų, jeigu jūs su duša einate kempinge. Veidrodis didelis, tai duše turim 2 nubėgimo angas, tada tualetas sukinėjasi, standartinis, Stedfordo. Kai jau užsidega raudona lemputė, tai geriau nebenaudokit jo, paskui turėsit avariją. Aš kaip pardavėja jaučiu žmonių susidomėjimą būtent tokiais kemperiais, kompakt tipo. Parašykit komentarus, ką jūs apie tokį kemperį galvojat, ar jums įdomu ar neįdomu. Tokio kemperio bazinė kaina yra 55 000 plus PVM, paskui ten dedas papildomus opcijos arba nesideda, kaip jūs pasirinksit. Ačiū, kad esat su mumis, ačiū, kad komentuojat, kad rašot. Jeigu turit kokių klausimų, visada skambinkit, rašykit, kreipkitės ir ačiū.